Ir taip, Vokietija eina į pabaigą, tai nusprendėm šiandien atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo Reinas, kur įeina į kanalą, kur mes jau šliuzus rodžiau jums. Tai jau ta pati vieta, kaip atrodo. Štai tai ten tolumoje matomas tiltas per Reiną. Tai ten yra jau pats Reinas. Nu, čia matote, atsidaro bažnyčia, vėjo malūnai. Čia tokia įplauka, tai čia suprantu kažką iškrovinėja. Ir čia su baržom atplukdo. O štai čia va yra pats įplaukimas jau į tos šliuzus. Tai čia tiesiog yra dirbtinai buvo padaryta. Tai va čia tokį galingą didžiausią padarė. Čia va taip laivas plaukia tai iš baržom. Ir štai ten tolumoje matosi tie šliuzai vadinami. Ir pagal juos plukdo krovinius. Ir net į Nyderlandus ir visur kitur Angliją. Dujas ir taip toliau. Čia gan daug tų laivų. O čia tokia atvažiuoti tik tai arba ateit kažkom eina, gal tolokai, nu, tai padaryta turistam. Galit pasižiūrėti, pasigražėti kartu su manim, kaip sutvarkyta aplinka. Štai va. Yra soliukai su staliukais padaryti. Šiuolaikiškai. Čia jau kažkas nuplėšta. Čia va stulpas su kažkokiu. 18 metais parašyta. Teritorija, nežinau, prižiūrėta, žolytė nupjauta. Štai čia va kažkoks tai irgi simbolizuoja, net nežinau kaip laivas čia. Laivo imitacija, to bandysiu iš arčiau parodyti. Iškeltos vėliavos. Plevėsuoja, štai nežinau ką jos čia simbolizuoja. Bet jau tokios pašiūrusios vėliavos, nu bet nesmė. Štai čia išdėta trinkeliam, laivo forma. Čia va turim kažkokį inkarą, net nežinau. Galim jį pajudinti. Nežinau, čia sukas, nesisuka. Sukasi. Gan sunkiai. Štai va. Ir gale propelerį matau dar pastatyta, nu koks laivas be propelerio. Tai štai yra propeleris. Nu toksai įdomus. Štai. Čia mes 10 valandą atvažiavę, matėm vienus turistus, bet čia tik tai peškom arba dviračiu su mašina važiuoti neina. Yra kelias uždarytas, tai gal čia porą kilometrų reikia paminti, nu ne taip ir toli. Asfaltuotas kelias, idealus, nežinau, pro medžius, nu idealu. Tai va. Vokietijos vėliava šviečia. Dar kažkokius, nežinau, iš pačioj viršūnėj. Štai tokia. Štai plaukia barža kažkokia viena. Jų čia yra gan daug. Ir dar čia bevaikščiodamas po šitą radau laiptelius į apačią, bandysim nusileisti. Viskas apaugę gervuogėm. Šiaip labai daug šioje šalyje gervuogių, nežinau. Aišku, jos jau dabar į pabaigą, bet tie gervuogių aviečių nėra, o gervuogių belė kiek. Ir riešutų labai daug, riešutų medžių. Tai va čia toks nusileidimas prie vandens. Čia dirbtinai viskas supilta, akmenim išklota. Vanduo tai, man atrodo, ganėtinai purvinas yra Reino. Maudytis nelabai, nes man plaukia visokie, čia nežinau, nesimato taip su kamera. Bet taip. Kažkokie ženklai. Ir tos būrės. Labai saulė šviečia. Štai va matom, išplaukė barža.
iš kanalų. Čia, kaip suprantu, dujas ar naftos produktus kažkokius plukdo. Štai ten jau Reinas. Ten tolumai kažkoks kateris plaukia. Žodžiu, veiksmo čia yra sočiai. Su Nyderlandų vėliava laivo gale. Man atrodo, ten viens už Polskę dar vieną baržą nori įsukti. Pristabdė, gal paleista didžiulį laivą. Paukščiai skraido. Šiaip labai daug paukščių, gervių, gandrų, gulbių, juodų, baltų, kokių tik nori. Gausu čia paukščių. Štai kokia ta Vokietija. Buvom sutikę vietinį žveją, jis sakė, yra upė labai nusėdusi, žuvies nepagavo. Bet gal ir matote, čia kur balta, tai čia iki čia turėtų būti vandens, kiek yra nusėdusi, tai nusėdęs Reinas. Tiesiog labai sausa, nėra lietaus, tai va čia pasekmė šito. Bet kaip matau, laivybai tai netrūkdo, kažką nežinau, koks čia gylis. Laivai plaukia, tai reiškia pakankamai. Barža ir bandai plaukti, tai neplaukia atbulinį, nežinau kodėl. Pirmą kartą taip matau. Tai šiaip priplaukimo būdas. Nu, žodžiu, nesvarbu, čia jie išsiaiškins.